Sveiki visi atvykę į carplay.lt YouTube kanalą. Šiandien turime Jeep Grand Cherokee. Į šį automobilį įdėjome CarPlay Android Auto modulį, tiesiai į originalų ekraną. Turite originalų automobilio meniu, paspaudžiate vieną mygtuką ir viskas persikelia į CarPlay interface. Kaip ir matote, veikimas labai greitas. Šiam pavyzdžiui naudojame iPhone telefoną, bet viskas veikia taip pat greitai ir su Android telefonu. Iškart galite naudoti visas mėgstamiausias programėles, nuo Google Maps, Waze iki Spotify bei kitų programėlių. Viskas dėl vairavimo patogumo. Šiame Jeep modelyje valdyti galite liesdami ekraną pirštu arba naudodami po ekranu esančius ratukus. Šie Jeep Grand Cherokee modeliai turi labai ryškius ekranus ir kaip matote patys, ryškumas visiškai nesumažėja. Kita įdomi funkcija – Screen Mirroring. Kadangi, kaip žinome, tiek CarPlay, tiek Android Auto neleidžia transliuoti tiesiai ekrano vaizdo ir neleidžia žiūrėti vaizdo įrašų, šiame modulyje yra įdiegta ir Screen Mirror funkcija. Per ją galite paleisti absoliučiai viską, nuo žaidimų iki YouTube įrašų ar net filmų. Kitas įdomus dalykas, šiems Jeep modeliams galime instaliuoti ir planšetės dydžio ekraną. Ir čia ne šiaip ekranas, o visai protingas. Kadangi jis gerokai ilgesnis, turime įdėti jį vietoje dabartinio ekrano ir klimato kontrolės valdymo. Tai visas valdymas persikelia į ekraną. Taigi, kol kas čia yra viskas, ką mes šiandien ir norėjome jums parodyti. Jeigu domina tai, ką mes jums parodėme šiandien, kreipkitės. Drąsiai skambinkit, rašykit, padėsime jums kaip galėsime.